Sveiki, šiandien pagrindinė žinutė, kad strategija veikia ir noriu jum pasidalinti būtent anos savaitės apžvalgą, tai yra nuo gegužės 20 iki 25-24 dienos. Kaip visada, treidinu tiek auksą, tiek US30 ir būtinai turiu pasakyti, kad tai nėra finansinis patarimas. Tai praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų, tai yra finansinė rinka, nerizikuokite to, ko negalite prarasti ir dabar tiesiog šokame ir peržvelgime, kas buvo praeitą savaitę. Tai aš tuoj ir pasidalinsiu ir šiandien kaip tik buvau live per Facebooką, per TikToką ir paprašė manęs padaryti, kas tas yra fake out. Tai būtent šiandien ir parodysiu. Tai galime susimažinti ekraną ir čia yra būtent ta statistika. Yra suskirstyta į skirtingas dalis, tai yra skirtingos strategijos, tiek KISS, tiek Kill Zone, Londono, New Yorko sesijos bei 2 instrumentai. Aš asmeniškai treidinu tiek auksą, tiek Dow Jones. Ir galime atkreipti dėmesį, kad ganėtinai didelis skirtumas tarp pipsų per kiekvieną strategiją, per kiekvieną sesiją, tai yra ir 22 pipsai ir kai kur yra netgi 30 pipsų. Bendrai žiūrint, total buvo 800 pipsų pagauta ir tiek su KISS strategija 340, tai apytiksliai tas pats su abiem strategijom. Londono sesija su pirmąja strategija netrodė tokia fantastiška, buvo nemažai minuso, bendrai pliusas, bet buvo ir nemažai nesiaktyvavusių treidų ir vienas papuolė į break even. Ir Dow Jones šiek tiek prasčiau buvo, bet bendrai sudėjus tiek auksas, tiek Dow Jones apylygiai, tai nesvarbu, ką būtumėt treidinę, plus minus po 400 pipsų iš kiekvieno. Nors žiūrint bendrai, panašu, kad auksas buvo šiek tiek stabilesnis. Na, išskyrus antradienį. Ir antradienį iš tikrųjų mes turime su komanda live sesijas, tai antradienį ryte aš darau apžvalgą ir treidinam kartu su komanda. Čia yra mūsų būtent bendruomenės grupė, kur yra viskas nuo ko reikia naujiems nariams iki kiti įrašai, nuorodos ir visa reikalinga informacija būtent apie patį treidinimą ir kaip naudotis mūsų platformą, nes turime daug skirtingų edukatorių, kaip matote, čia skirtingi kanalai, tiek stock options, tiek Manara trade idėjų kanalai ir taip toliau. Taigi, grįžtant prie fake out, antradieniais darom skambutį ir čia auksas labai negražiai su mumis pasielgė, tai aš tuoj įeisiu ir pažiūrėsime. Auksas, antradienis, tuoj. Ketvirtadienis, čia buvo antradienis, jo, matau jau. Ok, tai aš nuimsiu. Ir čia buvo ta sesija. Ir aš būtent parodysiu, kokia buvo situacija. Nebuvo pas mus long pozicija. Dėja, pas mus buvo short šiuo būtent atveju. Ir 1:1 yra risk to reward kaip įprastai, default, bet žinoma, galima ir daugiau paimti. Tai šita situacija būtent čia ir yra tas fake out, mūsų užsakymą aktyvavo mūsų pending orderį ir kaip matote tiesiai ėjo priešingą pusę ir tokiu atveju tiesiog pagavome stop loss. Nieko tokio, kaip ir reikia suprasti, bendrai koks yra win ratio 64% ir netgi naudojant 1:1, imant tik tais vieną take profit, mes vis tiek išeiname į pliusą. Ir šiuo atveju nėra pats didžiausias procentas bendrai palyginus su kitom savaitėm, bet pipsų
atveju tai yra tikrai neblogai. Aš sekančią savaitę padarysiu tokį apibendrinamą, nes jei gerai atsimenu, čia yra jau 6 ar 7 savaitė, kai darau tą apžvalgą, tai tiesiog visus duomenis apdorosim ir pažiūrėsim bendrai, kaip viskas atrodo iš tikrųjų, nes, yra svarbu žinoti savo duomenis ir žinoti, kaip galima viską analizuoti. Grįžtant prie antradienio, iš tikrųjų, man atrodo, čia nebuvo previous day close, tai tiesiog mes turėjome čia vyks ir aš iš tikrųjų per laivą taip ir sakiau, tai čia buvo toks rizikingesnis treidas, bet palei strategiją mes jį uždėjome ir tiesiog pasigavome stop loss. Tai nieko nepadarysi, per kitą sesiją buvo gražus pliusas. Taigi šiandien tikriausiai tiek. Jeigu turite kažkokių klausimų, tai parašykite į komentarus, nepamirškite pasiekti, nes būtinai kitą savaitę pasidalinsiu jau išsamei, o jeigu norite pradėti mokintis su mumis, būti mūsų bendruomenės dalimi, tai ką reikia padaryti, tiesiog parašyti man į Instagramą ir tokiu būdu greičiausiai galėsiu padėti startuoti, priimsiu į bendruomenę, pasidalinsiu, ką pirmiausiai reikėtų daryti, jeigu nori iš tikro pradėti mokintis, treidinti ir suprasti, kaip visa tai veikia ir pradėti potencialiai taip pat uždirbti online. Taigi, iki.